Sveiki! Prieš kelis mėnesius Raudonojo Kryžiaus klube mokėmės, kaip išeiti iš komforto zonos. Tai iliustruoja toks pavyzdys. Komforto zonoje gera, ten linksma, ten mes viską mokame, viską žinome. Ten mums visi šypsosi, elgiasi pagarbiai, bet užsilikti komforto zonoje per ilgai pavojinga. Ateina rutina. Tada šokame drastiškai iš komforto zonos į panikos zoną. Ir tai gali būti pavojinga mūsų sveikatai, tai gali būti netgi pražūtinga. Idealiausia, kai mes iš lėto plečiame komforto zonos ribas, palaipsniui ir dažnai. Pavyzdžiui, jeigu norime būti puikūs oratoriai, mokomės viešojo kalbėjimo meno, jeigu norime būti puikūs pardavimų specialistai, mokomės šių įgūdžių, o jeigu sužinoti viską norime apie nekilnojamą turtą, mokomės to ir taip toliau. Šiuo metu pasaulyje mokytis yra begalė galimybių, svarbiausia norėti. Jei tai darysime nuolat, nepastebėsime, kaip išsiplės mūsų komforto zonos ribos, kaip ši stadiono aikštė. Ir tada vis dažniau mums nebekils toks klausimas, kaip, o kas bus, jeigu man nepavyks? Ir dažniau užduosime klausimą, kas, jei aš galiu? Taigi, kelkime iššūkį savo gyvenime, nebūkime per daug atsipalaidavę ir per daug komfortabilus. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki!